Sveiki visi. Kaip ir kalbėjau pirmuose mūsų filmavimuose, pokalbiuose mūsų, tai kad pakviesime meistrus, kurie dalyvavo konkursuose. Tai šiandieną pas mus svečiuose pokalbėje dalyvauja Ingrida, meistrė, ir Ievutė, jos modelis ir taip pat nagų Meistrė. ir mokytoja. Taip. Žinot, man tai visada toksai pirmas klausimas, kai yra meistrai, aš juos vadinu sportininkais. Nes tai yra kažkoks tikslas, kažkas užsidegta ir kas būtent motyvuoja, kas atsiranda, kad jūs norėtumėt sudalyvauti tam konkurse. Aš žinau, po to ir aš pasakysiu, kas buvo, bet pas jūs dabar. Kas motyvuoja? Pirmiausia, tai motyvuoja gal aplinka, šeima, kolegos. Man tai spyrį davė tikrai kolega. Aš atėjau dirbti į Karaliaus Mindaugo profesinę mokyklą ir ten man užpakalį paspardė gerai. Tai ir paskatino mane tos konkursus, nes dirbu su jaunimu. Jaunimui irgi turi parodyti, kad tu nestoji vietoj. Ir tą gal buvau palaikymą iš jų. O Tai labiausiai. Pas mane tai iš vis, aš taip užsistovėjau vienoje vietoje, man buvo toks jausmas, kad aš nieko naujo nesuteikiu tai nagų industrijai, nežinau kaip čia. Ir galvoju, ar aš galėčiau, sugebėčiau, aš vis matydavau tuos poster darbus vadinamus, galvodavau, kiek čia daug darbo, čia tiek daug žinių reikia. Iš tikrųjų, tai toksai įspūdingas kiekis bagažas žinių, kurį tu sudedi į tą darbą, ar ne? Ir aš kažkaip galvoju, man turbūt nepavyktų. Ir aš parašiau savo treneriai, Ilonai, sakau, ar jūs mane priimtumėt? Ar įmanoma čia iš manęs kažką padaryti? Sako, iš visų įmanoma. Tai man gal buvo toksai tiesiog, aš norėjau išbandyti savo jėgas ir tikrai nesitikėjau, kad taip toli nueisim. Tai toks gal buvo. Tai pasigirk, kokie ten tavo tie nuopelnai, kas? Tai mes padarėm tą darbą, labai ilgai užtruko, 3 paras. Skaityk, pamiegodavom ten 2-3 valandas, net nes važiavau į Vilnių daryti to darbo pas trenerę, tai net nesinuomavau jokio viešbučio, nieko, tiesiog miegodavom studijoje, pamiegi šiek tiek, atsikeli ant sofutės, pamiegi šiek tiek ir vėl darai. Ir pas ją labai stipri komanda, labai stipri visažistė, labai stipri fotografė, viena geriausių Lietuvoje, tai manau, kad ir tos komandos labai didelis įdirbis buvo, tikrai nebuvo čia vien tik tai mano darbas ir mano idėja. Ir jau kai nufotografavom tą darbą, fotografė sako, gal pabandom ant žurnalo viršelio papult, ir trenerė sako, pabandom. Tai niekur negalėjom publikuoti to darbo, ilgą laiką čempionatuose dalyvauti, pakliuvom ant žurnalo viršelio Didžiosios Britanijos leidėjai. Tai jis toksai jau lyderis skaitos nagų industrijoje, tai jau man čia buvo didžiulis pasiekimas, aš nesitikėjau toliau niekur eiti. O po to šiais metais, kovo ar balandį, dabar bijau sumeluot, sudalyvavom ir čempionate Dubai su tais darbais ir 4 pirmas vietas paėmėm. Tai, super. Tikrai, kaip pirmą kartą dalyvaujant, tai nesitikėjom, kad taip gerai gausis. Tai čia toks. Su trenerė. Trenerė labai, nuostabi trenerė, tikrai, jeigu norit pasiekti kažką daug, tai ta trenerė. Aš nesu nagais, mano treneris tai Robertas Sakalauskas, tai labai irgi bemiegės naktys ir jau einant pro duris dar idėjų kyla ir vėl grįžtam atgal, jau 4 ryto. Taip. Tai tie užkulisiai, tai jie yra iš tikrųjų tokie, juodi. Taip visiems atrodo, kad čia, kas čia yra pasiruošti, ar ne? Aš pati, tai be jokio trenerio, be jokio meistro ir aišku, aš tik Lietuvos lygyje dalyvavau prieš daug metų. Motyvavo tai tas, kad aš labai norėjau, kaip ir tu, tau. Dėl savęs, kad aš įrodyti, kad aš nesu visiškai kažkokia pilka pelytė, kuri gyvena maža miestelį Prienų ir kur, Lietuva yra Vilnius, Kaunas ir Klaipėda. Tai mane tas labai užkabino, nes buvau prieš tai įstojus į Kirpėjų asociaciją, tai iš ten nieko negavau, absoliučiai 0 buvo.
susimokėjau nario mokestį ir baigėsi ir galvoju, nu palaukit, aš parodysiu, kad čia yra tie Prienai ir kad čia dalyvausiu pati nuo savęs ir taip toliau. Aišku, mes negavom ten, kurie nieko neužėmėm, tai net A3 formato ten ar A4 diplomo. Tas labai tai buvo kažkur taip irgi numuša tą ūpą, bet pakėlė ūpą tas pats adrenalinas, tas pats dalyvavimas ir tas Ruošimasis. ta tokia visa eiga iki to viso, tai buvo tas toksai wow, nes aš tai ruošiaus pusę metų. Ilgi plaukai, 3 modeliai per valandą laiko. Ir nereikėjo nei diplomo iš tikrųjų, Lenkų komisijos narė iš Lenkijos, jinai pirmu numeriu nusifotografavo mano darbus. Man buvo pats geriausias įvertinimas. Kaip mūsų publikos, ne, kaip jie vadina. Nuo tokių, ne, mergaičių, kaip įvertino. Labai smagu, jo. Jis buvo modelis, tai va irgi pajuto, atsiprašau dar, pajuto, ne, kaip įvertino publiką, labiausiai buvo gera. Baisu yra, kai tu dalyvauji čempionate su savo darbu, jau yra baisu. Taip, tas jaudulys. Bet ir modelių būti yra labai baisu. Nes tu stovi ir tu bijai suklupti, tu bijai ne taip kažką padaryti. Nežinau, tu vis tiek jauti atsakomybę, kad jau jeigu tu tas modelis esi, tai tu turi išdirbti pilnai. Meistrui tikrai yra labai didelis, net vos ne 80% pasirinkti modelį. Taip. O modelis, tai man tokia vat ir kaip ir jau gimė idėja, ką aš vat paskutiniam dabar čempionate, gal tam konkurse Lietuvos Kauno, tai čia dėkojam, kad organizuoja tokius konkursus mūsų asociacija kirpėjų, tikrai galima padėkoti, nes tie talentai išlenda iš pogrindžio, va kaip ir net vaikų konkursai yra, va kaip ir mergaitė mano, ir makiažos rytį irgi save parodė, kur atrodo, kad jau ten tik tai jos pomėgis ir hobi. O modelis tai tikrai priduoda vos ne 80%. Jinai net daugiau man padarė, Javutė. Kažkaip, jo, ir baisu, tu ten. Tikrai. Bet įvertinimas. Taip. Aišku, tas vertinimas jau teisėjų yra visai kitas dalykas, visai kita industrija, kategorija, bet žmonių įvertinimas, tu stovi, tave fotografuoja, vaikai pribėga apsikabint, jūs gražiai atrodot, labai, taip pakelia, modeliui ego pakelia. Tikrai gerai viskas. Žodžiu, tam, kas jau paruošia tą modelį, tikrai irgi, tokio ūpo duoda stengtis toliau daryti. Net kartais net nereikia laukti rezultato, atrodo. Tu pati matai tą rezultatą. Visų šypsenos veidoje ir savo pagaliau aš padariau, žinai, ir aš net ir savo tikrai įrodai kažką. Taip. Mes po to pasiruošimo jau visi nuėjo nusivalyti makiažus, mes su Ingrida dar 3 ratus apėjom, visi fotografuojasi, labai fainai. Taip, tas pojūtis. Tu dalyvavai pasaulio čempionate. Tai dabar dalyvavau šiais metais, tai čia Kauno Beauty konkursas, o pasaulio prieš 2 metus dalyvavau. Taip pat mano buvo pirmas spyris, dar prieš tai irgi dalyvavau. Irgi Robertas buvo treneris, tai irgi Arbetlė buvo toks kaip ir fantasy šukuosena, fantazija. Tada ten gali savo kūrybą išreikšti, ten biškai toks meniškas, aš skaityčiau, tą mano konkurso dalis, ar kaip čia pasakius, kur gali save parodyti kaip menininkas. Gal kaip, pavyzdžiui, kirpimai, ten šukuosnos, tai yra jau nuostata, yra ten... Yra reikalavimai. Jo, yra reikalavimai didesni. Mano konkursui jau tai reikalavimai biški tokie laisvesni. Čia fantazija, tikrai yra ir pavadinimas fantazija, jau kaip tavo fantazija. Arba supras, arba nesupras. Sudalyvavimas man, pavyzdžiui, labiau net gal patiko šiame konkurse, nes jau tikrai pati treniravausi, be nieko. Idėja buvo mano kartu su dukra ir jinai, kaip ir sakot, kaip jinai atsirado. Vat sėdžiu prie kūčio stalo ir sakau, man reikia padaryti lėlę. Gražią merginą lėlę. Ir paskui jos spalvos Barbė, dukra paėmė, nupiešė, jinai mėgsta, tada jau paskui galvoju, kada šį tai įgyvendinsiu. Ir paskui paskambina prezidentė, sudalyvauk su fantazija. Iš kur gaut modelį gyvą? Sėdžiu aš darbe, kavą geriu,
ateina graži javutė, o, sakau, Aš atėjau į darbą, Ingrida sako, ateik. jo, Sakau, kas yra? O tu klausyk, norėtum modeliu pabūt, sako, būsi mano modelis. Aš taip pasimsiu, būsiu. nu, Aš kartu sakau, būsiu. tada jau viskas, galim pradėti kurti, žinai. Tai taip aišku, bet tai tikrai juodas darbas ir per mėnesį reikėjo pasiruošti, nu gal biški daugiau, ta idėja tai jau prieš 2-3 mėnesius buvo, bet jau kai jau nusprendžiau sudalyvauti, tai jau tą irgi mūsų įkvėpė irgi prezidentė, kad davai dalyvaujam, viskas, čia reikia pasirodyti, nu gerai, sakau, turiu aš tų idėjų, turiu vat nuostabų modelį ir, žodžiu, reikia daryti. Tai ką, grįžti iš darbo? Darbas visas prasideda naktį, Po darbo. po darbo. Tikrai, bemiegių valandų tikrai daug. Bemiegių valandų, darbas šitas yra neapmokamas, jo niekas Neapmokamas. Dar labai nekompensuoja. O prabangus investicija tai iš malonumas, viso aha. čia prabanga tikrai. Prabangu yra ir pasiruošti konkursui yra didžiulė prabanga ir po to jau, nu, kadangi aš dalyvau ne gyvuose čempionatuose, o tiesiog siunčiam Online, nuotraukas ne? online, jo, į čempionatus, tai ir kiekviena kategorija kainuoja, dalyvavimas kainuoja, po to taurių, jeigu laimi kažkokių prizų parsiuntimas ir jisai kainuoja, viskas kainuoja, tai yra nu, toks prabangus sportas, kaip jūs ir paminėjote iš pat pradžių. Tai jau tai mes yra- iš idėjos tokia idėja. Taip, tau nieks neapmokės tavo tų norų, o tas, nu, tai ir trenerio darbas, kad dirbtum 24 valandas per parą, tai yra atitinkamas mokestis ir tai yra savaime suprantama, bet o tas sudalyvavimas, nu, tai yra didžiulė prabanga, iš kitos pusės tu ir labai daug pasisemi, labai daug gauni. Tai yra didžiulė investicija. Investicija yra į dušę, ateimimas iš šeimos. Tikrai šeimos, kas turi šeimas, tai, Jo, tai yra vyrai tai nesupras, nebent dirbtų toj pačioj srityje. Tikrai šeima, vaikai turi. Svarbu tikrai. ir palaikymas. iš tikrųjų Palaikymas jis labai. labai svarbus. Taip. Viena nėra vasara lengva. buvo mano paukota, ypač prieš pasaulio čempionatą, tai ir dukros klausė, ar sutinki, ar palaikysi. Žinok, nebus atostogų, nebus mano savaitgalių laisvų, mes niekur nevažiuosim, nieko nedarysim. Pinigų nebus gražiom suknelėm, Jo, nes viskas tai važiuoji į parduotuvę, kur yra priemonės, plaukų ir vis perki, kas reikalinga čempionatui. Taip, o kiek dar nepanaudoji visko, kiek išmeti visko. O paskui jau viskas, išeini nuo scenos ir jau. Nurengiai tą lėlę. Nurengiai ir viskas. Aš irgi tuos nagus, mano modelis nepasirodė, nu kaip, paskutinę minutę pranešė, kad neatvyks. O tuos nagus čia reik yra daryt. baisiausia. Trenerė sako, nu aš pažiūrėjau tavo Instagramą, darysim ant tavęs. Sakau, gerai. Tai aš tą darbą dariau ant savęs irgi teko pabūt. Ir modelio meistras. Srity. Aha, tai net mano mama mane tiek nugrimavo, taip gražiai padarė visažistė, man mama jau nusinčiau tas pirminės nuotraukas dar iš nufotografaus telefonų, iš fotoaparato, tai ten beveik nelabai, tai mama sako, koks gražus modelis, sakau, čia aš. Sako, net pažinau. Tai ir tas, nu, tuos nagus jau po to nuimėm. Na ir viskas, jūs ten siva 800 eurų. Iš princesės pelenė, ne? Jo, tai iš tikrųjų, jo. Jo. Kalnas pinigų pasideda iš tikrųjų. Labai daug. Taip, investicija. Bet tai yra investicija, kaip bebūtų. Nu, bet gera, atsiperka ir žinokit, tai yra liga. Kai aš Taip, pirmam taip. konkursą sudalyvavau ir sakiau, visą laiką, viskas pamačiau, nedalyvausiu. Aš jau 3 sudalyvavau. Taip, aš Užsikrėtė, pirmą naktį irgi- gal dar, nu gerai, dar. Taip, aš pirmą naktį irgi sakiau treneriai, aš sakau, nebenoriu, draugui rašiau, sakau, žinok, Jo. aš nebenoriu, nebedalyvausiu, kažkokią, sakau, čia nesąmonę sugalvojau, man čia stresas, aš nervuojas, šitiek pinigų, čia nieks nesigauna. Ir po to, kai pradėjo viskas gerėti, tas vaizdas pilnėt, galvoju, Kažkokie rezultatai. Jau man kitos idėjos, galvoju, kad Jau vėl kitas, o gal čia taip padarys? Jau kiti piešiniai piešiasi, Taip, visai taip, viskas kitaip. Taip, iš tikrųjų, sakau, yra šitas toks vidinis, tas adrenalinas toksai užsikuriam Nu, kaip mašina. sportininkai, kaip ir jūs sakėte, čempionatas, olimpiada bus. Olimpiada, konkrečiai olimpiada, nes tai yra tikrai tas toksai variklis iš vidaus, tu negali nuleisti rankų, nes jau pradėjai, o jeigu dar sumokėjai startinį mokestį,
Tai tada jau iš viso kelio atgal nėra, tada jau pirmin, taip. Tai aš sakau, aš dariau ant gyvų modelių ir man reikėjo išlaikyti 1,5 metų spalvas, reikėjo išlaikyti plaukus, reikėjo prižiūrėti, kad būtų gerai plaunama, prižiūrima ir taip toliau. Nu, tai per tą visą 1,5 metų tai tikrai kainavo irgi tuo metu. Taip, tai aišku, kad vėlgi eskizai piešiami, vėl viskas daroma, nes ir tu turbūt ant popieriaus pasipieši, ar tiesiog galvoj viskas gimsta ir darai tiesiog. Aš visai kažkaip tokia neįprasta dalyvė. Aš turėjau visai kitą idėją. Mano idėja buvo, nežinau ar sakyti. Tai aišku. Aš norėjau iš pradžių daryti fotosesiją ir nagus. Tokia trigalvė gyvatė ir aš net galvojau, gal kokią gyvą gyvatę pasimti tai fotosesijai, nu taip įspūdingai atrodytų. Ir vieną vakarą gulėjau lovoj ir galvojau, bet čia visai ne, aš nei tos gyvatės, nei 3 galvos kažkaip visai. Man kilo, nes aš pagalvojau, kad tai atrodytų labai įspūdingai. Kitos dienos. Bet aš gulėjau lovoj ir galvoju, bet čia visai ne aš. Ir tada pradėjau galvoti, tai kokia esu aš. Aš tokia fantazuoju, plaukioju kažkur, tokia švelni esu. Ir man gimė idėja, va toksai. Aš taip užsimerkiu ir matau, stovi toks labai gražus elnias, tokiais dideliais ragais ir tie ragai pilni gėlyčių, drugelių, toks švelnus, jisai toks gražus, taip norisi jį paglostyti ir aš galvoju, ar būtų įmanoma ant to nago padaryti tą elnę. Ir aš tada pradėjau ieškoti idėjų per visokias ten Pinterestus, kur dažniausiai. Ir žiūriu, kad gerai, radau nuotraukų, yra kažkokių piešinių, yra pavyzdžių to elnio, kaip dabar jį paversti 3D, va, ant to nago gyvą. Ir tada jau pradėjau su trenerė derinti, dėliot. Tai jinai mane pasadino ir sako, tai lipdyk tą elnę. Tai kaip sakau, man jį lipdyti. O ko pradėti? Bet jūs ir lipdėt, aš tai galvoju, čia, žinai. Ne, viskas iš gelio, absoliučiai. Iš gelio čia išlipdžiau. Pradžioje aš jį išlipdžiau, su trenerės, aišku, pagalba, pasidarėm tokį karkazą, kaip jį čia pavadinti, nežinau. Tada visą aplipdėm geliu. Ir po to jau su freza ir tam tikrais angaliais skaptuoji kiekvieną raumenuką, kiekvieną plaukelį, kiekvieną veido, akis, nu, absoliučiai viską. Ir dar mano trenerė, tai tokia, ne šiaip, kad, jo, gerai, taptlė. Aš tą elnę kokią 6 valandas skaptavau. Panašus, ir jinai nėra, kad jinai, žinot, būna tų trenerių, kur griebė iš rankų, padarė už tave, nu ir žodžiu, pristatysim kaip tavo darbą. Ne, jinai sako, padaryk, kad matytųsi ten užpakalio raumuo. Aš nežinau, kaip atrodo elnio užpakalio raumuo. Nu ir žodžiu, sėdė, skaptuoji, darai ir jinai yra pasakojus, kiek kartų tekė 6 valandas darai ir jinai sako, išmes, darysim iš naujo, nes nu tai netinkama. Jinai spaudžia iki maksimumo, bet tie darbai, tai dabar jau jinai su 4 darbu papuola jos, vat būtent darbas ant to žurnalo viršelio. Visi čempionatai, kur jos komanda dalyvauja, mes visos užėmėm prizinės vietas, mūsų daug dalyvaujant, tikrai superinė. Bet Lietuva. Taip, aš ir anksčiau jau mūsų visuose video džiaugiausi, kad mes lietuviai, tai esam tikrai labai kūrybingi, labai darbštus ir taip lengvai nepasiduodam. Pas mus labai aukšti standartai. Taip, nes užsienio rinkoje tai nėra ką lyginti. Aš pati dirbu užsienį, tai nu tikrai ten tos merginos nei meistrės, nei klientės, jos nesupranta. Sako, kodėl visi meistrai iš jūsų šalių, po Baltijos šalių tokie stiprus. Sakau, nes pas mūsų aukšti standartai, jeigu tu nepateiksi geros kokybės, tu neturėsi klientūros, neturėsi darbo, ką jau kalbėti apie čempionatus, nu taigi nieks net nežies. Turi būti išdirbtas darbas, estetika, švarumas to darbo. Ir čia, kad padaryti visą šitą, reikia geros komandos, kaip bebūtų. Bent jau tose čempionatuose, kur aš dalyvavau. Visuose, netgi ir kasdieniniam darbe iš tikrųjų reikalinga kokybė, nes iš vis meistrai labai profesionaliai dirba, nes mokiniai net išvažiuoja su Erasmus, ne? Tai jie, kai pamato tos darbus, tai jie supranta, kaip negalima dirbti. Taip. Net mokiniai jau žino, kaip negalima dirbti. Tik pradedantys, ne? Kirpti ar ten daryti tos gėlius. Taip. Okay. Tai dabar, sakykime, mes kaip ir pasiaiškinam, kad reikia sukurti idėją, konkursui dalyvauti. Bet dabar kaip moteriai pasirinkti kasdienai šukuoseną? Ingrida. Kasdienai šukuoseną. Tai manau, kad pirmiausia tai susirasti savo mielą meistrą, gerą, profesionalą,
tikrai matau, kiekvienas klientas turbūt ateis ir jis jau žinos apie tą meistrą, apie jo nuopelnus ir panašiai. Tai tikrai parinks ir tą šukuosiną kasdienę, tai matau, turim atsižvelgti, kokie tavo plaukai. Tai kad jie ir patogus, tu nesakysi, kad dabar šiandien madinga toks ir toks kirpimas, ne? Bet jeigu tau jis netinka. Netinka, arba trukdo darbui, arba dar, sakykime, buhalterės visą laiką pasilenkusios, jos į kompiuterį. Tu nukirpsi tą, visą laiką jos sako, kad man netrukdytų, nekristų plaukai į priekį. Aš net nesusimaščius niekada apie tokį dalyką, dabar klausau. Taip. Nes sako, aš čia nesegiosiu segtukų jokių, žinai. Taip, aš čia netrodysiu kaip iš darželio. Taip, netrodysiu. Tai nors tu labai nori madingai prailgintus kirpčius padaryti ir atrodo, va, kaip iš žurnalo, bus prailginti kirpčiukai gražiai kris. Bet... Visų pirma, patogumas. Taip, patogumas, kasdienai turi patogumas. Darbo etika, kokiam darbė esi. Mes turbūt nei vienas neįtume pas gydytoją, kuris, irgi dirba namie. Dirba namuose, arba dar geriau, žinai, ten su tais savo klauso ir čia visur plaukai byra. Tai mes turbūt irgi pas tokį mediką ar stomatologą tikrai neįtume. Tai kiekvienas darbas, kiekviena sritis turi savo kaip ir šukuoseną, ar ne? O vakarėliams? O vakarėliams, tai čia irgi, vėl galima sakyti, dabar net grįžtat vėl vakarėliai, vakarėliai dabar taip man šoja mintis, dažniausiai jie dabar renkasi jaunimas teminius vakarėlius ir jie nori įspūdingų šukuosenų. Arba galų galiau užsideda peruką, aprangas susideda, įspūdingas šukuosena buvo Ievutės, ne? Vakarėlis, barbirkenas. Ir ateitų padava klientė, sakytų, padaryk man tokią pačią. Prisėsk 6 valandom. 6 valandom, Tai aišku vakarėlis, jeigu ten vestuves ar į kokį mergvakarį, tai... Man tai labai smagu, kad pagaliau vėl grįžta kuodai. Taip, grįžta surišimai, kuodai. Taip gražu, tie surišimai, kuodai, nes iš tikrųjų buvo dabar tas toksai laikotarpis, toksai truputėlį nuobodus. Mums meistrams žiūrint. Mums meistrams, taip. Pasukam. Jo, pagarbano, tiesinam, ačiū Dievui, cheminiai sugrįžo. Ir cheminiai sugrįžo, ačiū Dievui. Jo, nes už tai, kad... Aš nustebau, kad vyrai darosi cheminius. Tai aš jau dabar dėjau 12 metų berniukų ir žinok, jie viską. Faini, pas mus tos lietuvis, tokie karbonuoti plaukai, pas tos vaikinus, šitą šukuosiną populiari. Atėjau, mano geriausia draugė irgi kirpėja. Aš atvažiavau pas jas į studiją, žiūriu, sakau, ką čia daro? Cheminį. Sakau, mano visas gyvenimas buvo melas. Aš įsigau, kad natūralūs tie plaukai man net ne į galvą. Kai, atrodo, sukiesi toj grožio industrijai, bet vis tiek tu sukiesi savo tam ratelį. Sritytojus savo vis tiek daug. O jau kas liečia kitus, tai aš irgi, pavyzdžiui, sugalvojau tos kirpčiukus pasidaryti. Tai aš tai draugai ir sakau, Indrute, padaryk man kirpčiukus. Ir po to kažkada šnekėjom ir sakau, kaip aš šitos kirpčiukus sugalvojau. Jis sako, tu kompleksuoji dėl savo žandų, tai ir pasidaryk tos kirpčiukus, kad uždengt. Jinai mato, supranta, man net nei galva, aš galvoju, fainai tie kirpčiukai. Galima pasislėpti, ne? Va, o jau paslėpė, bet iš tikrųjų, žinai. Jas ir pavadinai ruožalaidėlėm plaukų, žinai. Tos kirpčiukus, daug pavadinimų jo, iš tikrųjų daug pavadinimų. Ir daug pavadinimų ir jie turi būti vėlgi. Kažką pagrindę su šukuosenu, tai mes slepiam, maskuojam tuo pačiu kirpimu, su spalva vėlgi kažką bandom paryškinti. Pagaliau grįžta šilti atspalviai, dingsta jau tie pilki, melsvi atspalviai, kur visi. Aš atsimenu, dar kai mokykloje jau tai su kreidelėm buvo madoj galiukus plaukus, ruogas, dažyti susuki plaukus ir su tokia kreidelė brūžinį ten violetinės visos vaikščiojo mėlynas, ten kaip gadinat. Ir dabar jaunimas prisigalvoja ir su... Violetas, tai šiuo metu, žinau, labai Amerikoje yra populiari spalva, bet iš tikrųjų jinai man ir graži, nes jinai turi to tokio prabangos blizgesio. Violetas. Tokio gražaus spindesio, tas plaukas toks sveikas, stiprus atrodo. Ir, sakykime, Ieva dabar kaip nagai kasdienai. Tu dirbi salone, ar ne? Taip. Ir kasdienai ar daugiau higieniniai, ar ilgi, ar vėlgi
kadangi aš dirbu dabar daugiau užsienį nei Lietuvoje, tai apie Lietuvos tendencijas man sunku kažką pakomentuoti, nes iš Tai dar tikrųjų jau įdomiau. jaučiuosi Tai mums dar šiek tiek įdomiau, tikrai. atsilikus šiek tiek nuo lietuvaičių, bet ką galiu tikrai pasakyti, kad ateina į madą natūralumas, pabiškai jau mažėja to noro prisiauginti nagus, grįžo į madą trumpi nagai, estetiškas tas vaizdas, nes iš tikrųjų buvo labai madoj čia prieš kokius 3 metus ilgi, daug Svarovskių, kuo ryškiau, nu ir visos, žinai, piešiniai, ne? tai girdi tą tak visur. Dabar jau moteris nori patogumo. Tas ilgas nagas ne visada yra Švaros gal pojūtis, o ne kad jiems švaru. Higieniška. Buities darbuose tai yra daug praktiškiau turėti trumpus nagus, tau jie nekliūna, ypatingai jau aš nekalbu, kas turi vaikų, ypač mažiukų vaikų, tai nu kur jau tu ten keisi pampersus tais ilgais nagais ir Svarovskiais. Ne visai. Užsienį tendencijos dabar iš vis, aš kai pirmą kartą nuvažiavau, man buvo šokas, nes pas mus vis dar buvo tie ryškus nagai ir Svarovskiai, o ten tau duoda gelių paletę. Tie geliai vadinami bijabai, tai builder in a bottle, tai tas pats statybinis gelis, tai jisai tokiam kaip lako buteliukė, jo visai kita konsistencija. Ir tau duoda paletę ir ten tik natūralios spalvos, jokių Svarovskių, jokių ryškių ir merginos renkasi, žodžiu, tik su tom natūraliom ir nu jau, žodžiu, labai tu ekstravagantiškai, jeigu kokį prancūzą spalvotą pasidarai, tai jau čia atostogom. Tai aš manau, kad vėl, lygiai taip pat kaip ir apie plaukus kalbėt, lygiai taip pat ir apie nagus. Renkasi pagal profesiją. Nu, dažniausiai daktarėm, seselėm yra draudžiama turėti nagus. Tai jeigu jau jos darosi slapčia tą manikiūrą, tai jisai kuo natūralesnis, kuo trumpesnis, gal net matinis tas vadinamas viršutinis sluoksnis, kad kuo mažiau pastebima būtų. Pavyzdžiui, turiu klienčių, kurios dirba prabangos prekių parduotuvėse, ten tokiuose kaip Balenciaga ir taip toliau, ar ne, Gucci visokie. Ten yra draudžiama turėti iš vis ryškius nagus. Skirti nagai iš produkto, ne? Taip, tavo nagai negali patraukti kliento dėmesio nuo prekės. Tai irgi prancūziškas manikiūras, kuo natūralesnės spalvos, švelnios odos tos vadinamos. Tada kitas dalykas, mes gal nepratę, bet užsienį tikėjimas netgi skiriasi. Tai pavyzdžiui, kas tiki į islamą, yra uždrausta netgi toks dalykas kaip plaukų pešiojimas, tai jos netgi antakius balina, o ne pešioja. Tai lyginai taip pat ir nagų jos negali turėti, nes po meldimosi tu turi nusiprausti ir vanduo turi tekėti ir pratekėti laisvai visur tavo kūnų, vadinasi, negali būti priaugintų nagų, lakuotų nagų, kažkokių ten priaugintų blakstienų, viskas turi būti natūralu, tai jau jos darosi tik tą spa manikiūrą, tai mes dedam kaukės, skrabus. Bet prie to ir dabar tikrai ir mes jau einam, ne tik tai toštus. Ir populiarėja vyrų manikiūros. Aš irgi skatinu vyrus, pas mus toksai sovietinis, kaip jį čia pavadint, mąstymas, kad, žodžiu, vyrai manikiūrų nesidaro. Tai kaip ir ilgalaikis. Tai dabar jau atsiprašau, jau žinok, vyrai labai darosi. Labai pedikiūrus. Man labai patiko užsienį, mano vienas klientas sako, jeigu pasižiūrėt jau taip labai atgal laiku, tai tikri mafijos bosai visi darydavosi manikiūrus ir joks čia ne feminizmo ženklas, žinai. Tai keičiasi tos tendencijos, iš tikrųjų ir Lietuvoje dažniau vyrukai užsirašo ir pedikiūrų, ir manikiūrų, kas iš tikrųjų mane labai džiugina. Taip, jeigu grįžti į anksčiau, tuos tarybinius laikus, tai taip, aš namuose vyrams sukdavau cheminius, kad jie nesalonė, niekas nesužinotų, nes kaip aš čia paskui apie mane pradės galvoti, negražiai, negerai, bet iš tikrųjų tai buvo daroma ir arba salone užtrauktos užuolaidos salės. Taip, vyrų salė buvo ir moterų, dabar tai mes visi suvienyti į vieną. Taip. Bet patys susivienijom, iš tikrųjų, niekas mūsų ne. Man taip smagu matyti, kad auga žmonės, išauga iš tų senų mąstymų, labai fainai. Nes visi nori būti gražus. Išeinam iš kompleksų, visi išlaisvėjom. Manikiūras, pedikiūras, gal galia, tai yra higiena, paprasčiausia higiena, tai yra nehigieniška. Jeigu tavo kulnai tiek suskeldė, kad tu turi atviras žaizdas, dėl to, kad trūksta tos drėgmės ar nežinau, neprižiūrėti, tai tu jau padidini riziką infekcijom visokiom ir taip toliau. Tai čia ne tik dėl grožio tai yra daroma, o galų gale dėl pačios sveikatos. Dėl savęs pačio, taip. O tik, pavyzdžiui, ką tu rekomenduotum tada klientui daryti, aišku, pedikiūras, o tada kažkokios tai kaukės, kremai. Priežiūra namuose, tai
Čia kaip ir po veido valymo, jeigu tu pasidarysi veido valymą ir namie nenaudosi nei kremo, nei serumo, tai kiek ilgai tu turėsi tą rezultatą. Tai lyginai taip pat ir rankos, kojos, tai reikia tepti kiekvieną vakarą prieš miegą. Sako, aš nenoriu vaikščioti riebaluotom kojom prisitepęs. Eik miegoti su kojinėm, sakau, uždėk kojinėm ant tų riebaluotų kojų, prisitep. Iš ryto jau jos bus susigėrę, bus kaip kaukė. Tai kaukės visokios daug priemonių. Namie Toks tokia, žinai. įdomus klausimas man dabar kilo. O pavyzdžiui, nagus ir šukuoseną reikia derinti ar ne? Ne. Net nežinau, kaip tai sudė. Konkursai taip. Bet žiūrėk, konkursai. Kokiam konkursui? Jeigu tu su nagais dalyvausi, tai tie plaukai biški mažiau dominuos. Nu, man darė ten. Nu, kai tau buvau darė, bet modelis, irgi samanos ten, ne? Samanos, Ten taip, bet mano buvo jau tema priderino viskas. prie nagų, ne? Taip, taip. Mes darėm lėlę skaityk. Aš irgi pasidariau manikiūrą. Bet jinai tokį švelnų, blizgantį. Vis sakė, kad būčiau buvus ir žaliais jo, tokiais nagais, jau kristų iš viskas konteksto. kaip ir suderinta švelniai, bet daugiau akcentavusi šukuoseną, Taip. šukuoseną. Dariau tokius nagus, kad neišrėktų. Neišrėktų jo. Nes jinai galėjo su savo nagais. Jinai sugeba Elniu. paimti ir padaryti savo barbį. Mes iš pradžių kalbėjom, kad Nu, būtų kad sakom, įdomu. nu, parodom ir tavo įspūdingus. darbą, bet paskui... Bet po to kažkaip nusprendėm, kad jeigu tai yra apie šukuoseną, tai turėtų būti vis tiek Jo, šukuosena. orientuotis į šukuoseną. Jeigu yra labiau orientuojamas į nagus, šukuosena negali būti spūdingesnė nei tavo darbas, nes tada Taip. nu, Taip, taip. nevyksta. O kasdien, tai nežinau. Kasdienai tai kasdien. ne, manau, kad tai yra įmanoma suderinti. Nu, aš bent jau, aš pasidarius tokią šukuoseną, kad einu pas savo kirpėją tik procedūrų jau kiekvieną mėnesį. Tai man būtų labai sudėtinga savo nagus priderinti prie tų šukuosenų. Taip, aš paklausiau tavęs apie tas gražias natūralias spalvas, pas mane visada raudona, nes visada po visų dažymų gaunasi ambre truputėlį iš juodos ir į kitą spalvą. Nes labai mėgstu dirbti be pirštinių, aišku, manikiūristai. Nedžiuginat manikiūristės. Taip, tikrai taip, bet, nu, tiesiog aš nemoku dirbti su pirštinėm, plauti galvos, man niekaip nesigauna. Prijausti, aš irgi. Aš turiu pajausti, ar gerai išsiplovė. Ir tai dar būna, kad antrą kartą turiu perplauti, nes už tai, kad kažkur kažko nepakėliau. Aš galvą plauti irgi. Aš turiu jausti galvą, plaukus, aš su pirštinėm nejaučiu. Bet nėra taisyklės, Žmogaus. kad turėt, nu, pavyzdžiui, pas mane pačią dabar tamsus nagai, ne, tai jie visai neatrodo natūralūs. Tai jeigu tau patinka, tinka prie tavo stiliaus, tai yra stiliaus detalė, Taip, akcentas. akcentas. Jeigu Aksesuaras, ne? Šiaip Taip, raudoni yra nagai, tai esu aš. Pati taip ir aš jaučiu. tikrai turiu tokių klienčių, kur man net nereikia klausti, va, ką jos čia vėl darysis. Nuo žmogaus asmenybės, tikrai. Taip, taip. Tai čia labai daug apie klientę, apie jos pasirinkimą, nu, gali pasakyti iš to, kokius jinai nagus pasirinko, apie ją daug gali pasakyti. Pavyzdžiui, aš pati visą laiką pas mane arba prancūzas, arba raudona, arba tamsus. Aš niekada nesidarau jokių ten geltonų, žalių nagų, kas nėra blogai tokią spalvą rinktis, bet nu, irgi daug pasako apie asmenybę, jeigu tu renkiesi neoninės spalvas, ryškės, žalę, rožinę Nori ryškį, nu, būt tai ryški. tokia yra asmenybė, esi reiškia. Bet gal dar tokia sezoniškai ryški. irgi, pavyzdžiui, vasarą daugiau spalvų atsiranda. ne? Faktas, taip, Vėl taip. sezonai. Bet yra tokių moterų, kurios net vasarai rinkdamosis daug spalvų rinksis į net pastelinę Vis kažkokią viena, ne? labiau švelnesnę spalvą. O yra tokių, kur tik sulaukia piškečilo ir Saulė išlindo. Taip kaip ir turbūt su plaukais, kaip mano draugė sako, tik pavasaris ir sruogos, Jo, šviesinam, Visos nori to šviesumo. Šiaip pavasarį aš gal tiek nepastebėjus. Pas mane klientės labai mėgsta keistis prieš kalėdas. Prieš kalėdas. O, geras. Nu, aš Jo. ne. Ir tada, kai jau tik tai to darbo liktai padaugėja, sako, ai, viskas pilka, juoda, davai ką nors. Nu, būna pakeičiam." rudenį tikrai tų spalvų nori, kai sako, kaip padaryk rudeniškai Jo, spalvų. bet būtent vat, po lapkričio kažkaip visada pastebėjus, kad mano klientės, nu, bent jau kelis rokelis padaryk, nes jau taip pilka, jau taip atsibodo, jau Nu, taip iš tikrųjų, noriu taip kažko. niūru, jo. Sako, nors kažkiek į veidrodį pažiūrėjus, kad būtų man Ryškiau. ryškiau, Pas mus fainiau. prieš šventės tai va raudona. Raudon, kalėdiškas irgi va. Kalėdiškai, Visi raudoną, blizgučiai, auksas.
ant nagų madinga, blizgučiai dar tendencija šitą išlieka. ar Aš ne? irgi su blizgučiai. Bet jis jau toks saikingas, nes Svarovskiai tie blizgučiai, o jis Taip. toks yra jau... Nėra nieko blogo ir su tais pačiais Svarovskiais. Jeigu tau patinka, jeigu tavo toks stilius, tu nori išsireikšti ir tų Svarovskių, kad tau blizgėtų, tai nėra nieko Kaip ir blogo. aprangoj žmogus, taigi Taip, kitas taip, irgi gal taip. ten nešios tokius didžiausius auskarus. Tai Jo visgi pačiai. kažkokia saviraiška, nu kaip bebūtų, kaip ir kalbėjom, detalė, akcentas tavo stiliaus. Tavo asmenybė. Tau nereikia keistis kartu su tendencijom, lygiai taip pat kaip ir stilius. Nu, vat jeigu visi vaikšto su platėjančiais džinsais, aš neprivalau dėti tų džinsų, jeigu aš nenoriu, ar ne? Lygiai taip pat ir su nagais. Jeigu visos vaikšto su natūraliais, o aš noriu tų ilgų Svarovskių nagų, ryškių, oranžinių, tai darykitės. Taip. Fainai. Nes, nu, neįdomu būtų, jeigu visos vaikščiosim su viena šukuosena, tai Nes šiandien taip madinga ir viskas. Taip, taip. Būtų nuobodu gyventi. Šiaip tai iš tikrųjų, taip ir aš galvoju, gal ir klystu, bet ir tas pats, sakykime, plaukų spalva, ar ne? Jeigu aš noriu pakeisti, tai man nebūtina taip drastiškai, ar ne? Taip, wow, buvau juoda, dabar balta. O tiesa, kad po skyrybų visos moterys keičia plaukų spalvą ir Tikrai. ilgį. Prieš skyrybas. Prieš skyrybą. Prieš nes Jau nori pradeda- pakeisti, jo, kažką nes- turi keisti gyvenime. Jo, prieš skyrybas. Lengviausia keisti plaukus. Plaukus moterim lengviausia, psichologiškai jos ramesnės, nes jos nueis į kirpyklą, jos ir pasikrausia kirpėja. Nereik net pa psichologą nueiti. Taip, nusikirpo, Spalva pakeitė. blakstienas užsidėjo ir Taip, super. Nagų nekeičia moteris, kai skiriasi. Gal Nes dažniau tai- darytis pradeda, kai jau... Gal į rinką dažniau grįžta. jinai pasimatymus. Reikia susitvarkyti. Reikia viški dažniau. Pedikūrą pas- Pedikiūras, va, nes į Tada- baseiną eis. Kad išsiaut galėtum į svečius O ateiti. žinai, kai su savo vyru, tai ką čia? Reikia čia to pedikiūro? Blogai. Blogai, irgi. va, kad taip Dėl Ne, galvoja. savęs. galbūt, žinokit, yra ir kita medalio pusė, tada, žinai, pradeda skaičiuoti, gal dar man čia savaitę patemti, nes čia va šeimai reikia pinigėlių, galbūt dar ir finansai Tai taip kažkiek, aplinka. nes vis tiek tai yra pinigai iš šeimos biudžeto, kaip bekalbėti. Tai gal truputėlį ten ataugo, tai gal galima Svarovskių prisiklijuoti, kur ataugo, žinai. Biškį viršaus palakuot. Jo, Bet biškį. būna dar toks su nuotakom, va kai dabar ir sakot, kai jūs sakėt, kad toks kardinalus pasikeitimas nuo tamsios į šviesios. Bet nuotakom kažkokia nuotaika užeina prieš pat vestuves. Iš blondinės nori patapti oranžinę. Nu, joms ta emocija, gal kaita, tas svarbus žingsnis, ten nežinai, kas joms įvyksta, ten viduje, kai sako, būna patampa nuotakos stebūnės. Tikrai esu susidūrus su šitą situaciją. Yra buvę. Ir paskui man. labai gailisi. Bet reikia būti mums, dėl ko labai gera, kai turi savus klientūrą, 20 metų, va, kai dirbi ir tu jau žinai, tai tu psichologiškai nuramini, kad tau to tikrai nereikia, tau dabar tokia emocija, tu pagalvok tikrai, bet tada kartais net būna gal nueis, tada aš pakeisiu kirpėją ir man jinai padarys. Taip, jinai padarys, nes tavęs visai jinai nepažįsta. Ir jinai kaip profesionalė norės atlikti savo darbą, gal jinai ir gerai atliks tą darbą, bet ar žmogus paskui patenkintas bus ant rytojaus? Aš pati kaip klientė, kuri vaikšto reguliariai į kirpyklą, tai galiu pasakyti, mano Indrutė, man sprandą nusukta, jeigu aš sugalvočiau kokią Taip. nesąmonę. Ir aš būna, jai Tikrai parašau, taip. Nu, Indrut, darysim taip ir taip. Jis net arba netrašo, arba sako, ne, nedarysim. Nu, Tikrai, kam? taip. Arba kad jinai, pavyzdžiui, niekada nepriims kliento, jeigu žino, kad tai gadins plauką. Ir tu tada gali kaip klientas pasitikėti tokiu kirpėju, nes tu žinai, kad tau gal ir susisuks ten kažkas Taip. vieną rytą nuo Menulio ir Veneros padėties danguje. Ir taip. Bet tavo meistras turi pasakyti. Jam kad- nesusisuks. Jam nesusisuks, sakys, tau netiks ten atspalvis, arba Taip. negali tu per vieną naktį iš juodos patap blondinę, nes nu, tai rytoj jau tau nukris tie plaukai. Ne? Ne, nebūtinai. Iš tikrųjų, mes žinom, kaip galima Jo, padaryti gali ir per dieną, bet, sakykime, yra man tekę irgi atkalbėti netgi svetimų klientų ir per programėlę užsirašys iki čia plaukai, cheminių. Gražuoliai plaukai, ilgi. Sakau, tikrai? Gal aš sakau su vandeniu, tau susuksiu vieną suktuką, tu pasižiūrėk, ar tikrai to nori. Susukau, išleidau. Taip, išleidau, jinai sako, ačiū, tikrai ne.
Tai va, tai būna. Ne, nu tokių tai va, situacijų. sprendžiam, tada jau Taip. čia ir pasirodo mūsų profesionalumas. Taip, Nes tu matai, Kaip kad ateina žmogus tiek ištiesintais plaukais, kad neduok dievė net būtų pasišiaušęs, tai va tokiam stiliui jisai niekaip negalės vaikščioti. Niekaip. O būna tokių situacijų, kad, sakykime, ir tos spalvų pakeitimai, kaip tu sakai, ten sugalvoti nesąmonę. Aš turiu labai tokių šaunių klienčių, tokių drąsių, tokios, fantastiškos merginos, moterys dabar jau gali vieną kartą norėti žalios, kitą dieną violetinės, kitą kartą atėjusios ir mes tą darom. Nu, bet jau jų gyvenimo toks. Bet jau turi stilius, pažinoti, jau mes ir- pažinom, taip. kad jau tai. Tai jos yra tokios, sakykime, tikrai drąsios ir man tas labai yra žavu, nes už tai, kad tokių žmonių yra nedaug, nedaug labai, turiu ir tokių, kurios mėgsta labai daug spalvų ant galvos. Tai čia būna toks Dalyvaus padirbėsim. konkursą tada kreatyvę. Kokia- Daug spalvų. Taip, tai įsivaizduok, ant mano galvos dabar kokie 12 atspalvių sudėti. Nu, tai va. Tai yra reikalų. Yra. Bet atrodo jo. Visada atrodo įspūdingai, nes būna kažkur viena tik tai ryškia, o paskui ten tokie darbo daug. Mūsų darbas nenobodus, mes Ne. tikrai nesam, kad viską vienodai darytum. Kiekviena diena irgi su visokiam idėjom ir naujovėm. Tikrai tai. Taip, tai va. Gerai, o kaip dabar, pavyzdžiui, rekomenduojat pasirinkti meistrą? Kas tai yra geras meistras? Kaip, nes visų tai priimti vienas žmogus niekaip negali. Kaip atsirinkti, pagal ką? Kuris Geras dirba klausimas. pagal, nu, tai jau mes panašiai ką kalbėjom šiandien, Taip. kaip jis ir kuris dirba. Kur jisai dirba, Kokioje aplinkoje, kokie pasiekimai, Taip, galų gale. ar pasiekimai. Ir... Rekomendacijos, galų gale kitą kartą gali būti meistras super iš meistro pusės, ar ne, jo darbas nepriekaištingas, higiena, jisai laikosi, ar ne, bet, emociškai netinkat viens kitam. Net aura ta netinka, ne, kai sako. Lygiai Jis manęs taip pat- negirdė, ne, Taip. nors jis gerus, bet manęs jis šiandien neišgirdo, ne, ir jis Arba gali būti pavyzdžiui, geriausias. aš tokia pleputė. Mano visos klientės irgi pleputės. Mes plepam ir dabar ateina pas mane ramus žmogus, taigi aš jį ten užkalbėsiu negyvai. Ir tam žmogui jisai pavargs nuo manęs, jam netiks. Tai tada reikėtų rinktis meistrą labiau panašų charakterį į save, kad tau atitiktų, kaip čia. Aišku, visokių tų klientų, bet nebereikalas sako, kad ne tik klientas renkasi meistrą, bet ir meistras renkasi klientą. Tai būna juk ir taip, kad ir klientas ne visą laiką ten, žinau, atitinka, tinka, kažkokios emocijos netinka. Nu, tu jauti, kad tu atidavei visą save, o vat klientui kažkas vis tiek netiko. Tai aš tai skaityčiau, kad reikia labai, čia kaip kokį Paleisti klientą psichologą. tokį, ar ne? Tokį klientą Tas paleisti geras ir meistras iš lūpų į lūpas, nu taip yra. Ir Aš tai- nors Ingridai gali būti ta meistra tobula, aš sakysiu, Taip. nesąmonė, aš neįsiu pas tokią meistrę. Tai pirmiausia, tai tikriausiai tie kažkokie kriterijai, nu, tai kad laikytųsi higienos normų, kad turėtų išsilavinimą bent šiokį tokį suvokimą, nežinau, o po to jau Darbo aplinka, charakteris, visa darbo kita. aplinka. Taip, taip. Tai kaina galų gale, juk ir ne visiems atitinka, biudžetas ar ne, neleidžia, gal tau labai patiks tas meistras, bet tavo kišeniai tiesiog jis bus per brangus. Tada renkiesi kažką šiek tiek paprastesnio gal. Ne visą laiką pradedantysis meistras yra blogas specialistas, Irgi. kaip daugelis galvoja, kad Jie labai jeigu stengiasi. aš ką tik baigiau kursus, tai aš, žodžiu, jau nieko nesuprantu, ar ne? Ir ten ne visą laiką tas meistras, kuris daug konkursų laimėjęs ir kursų baigęs, irgi bus geras, nes kartais užmiegam ant tų lauro lapų ir apsileidžiam šiek tiek, ar ne? Arba Patingim, o ne. pradedam dirbti dėl kiekybės, ne Nekokybės. kokybės. Tai, Na, aš dabar galvoju, kad jau dėl kiekybės tai gal nelabai, nes iš tikrųjų greitai klientai pajaučia tą kiekybę, ten prisisodinti 5 negali, kai buvo tarybiniais Ir yra laikais 5 aptarnavimas, cheminiai. negyva eilė. Dabar tikrai turi skirti klientui ir savo visą dėmesį. Ne tikrai kaip būdavo seniau, ten pasisodini dažai, pasodini kitur ir vėl kažką kerpi. Aš manau, tai yra net ir klientui, neetiška tikrai. Geras profesionalas turi skirti visą dėmesį jam. Tas 2 valandas, ypač moteriai, dar vyras, tai jis apkirpai, paplepėjai ir viskas greitai vyko.
Dažniausiai tai dar šeimom būna, tai va tada paimi tos žmonės, 2 iš karto ateina vyras ir žmona, arba mama ir dukra, tai tada jau vyksta vakarėlis. Diskusijos, pokalbiai, jo, visokie. pokalbiai ir mūsų kirpimo paslauga išauga iki 3-4 valandų. Pas mus bet kokiu atveju nepasadinsi klientės vienos ir kitos neprimsi, tai šiaip ar Jūsų taip tiksliai, jau nu tai va, skiri, taip. Bet gali kaip kirpėjai mes per sutrumpinti. daug sugrūdžiam, mes irgi va tos Taip, taip. kiekybės, ane, kad uždirbti. Taip, Nes taip mes mokam už darbo vietą, nuomą, Taip, taip. paslaugos. Taigi, Klientai dažnai įsivaizduoja, kad būna sėdi, užsienį klientės labai mėgsta. Aha, tai tiek kainuoja tau, Taip. tai tu čia užtrukai valandą, tai per dieną turi tiek klientų. Tai kiek tu labai turi daug klientų? uždirbi. 10, O, ne? žinai, nėra taip, kad tai jau tavo ta visa suma ir tau ir atitenka, bet klientui tai kitaip atrodo. Dėl to, vėlgi, nu, pavyzdžiui, užsienį, aš Olandijoje dirbu, žmonės skuba, jie visą laiką Nori bėga, skuba, jie nenori sėdėti 2 valandas kėdėjai. Tai jeigu tu užtrunki 2 valandas, tai tavo kaina negali būti tokia pati kaip tos, kuri užtrunka valandą, nes moteris yra pasiryžę mokėti daugiau tai, kuri greičiau dirba. Bet Tai- aš ir girdėjau taip ir jo, ir Anglijoje tikrai, kad kuo greičiau. Kuo greičiau. Net labai ir kokybės tiek nereikalauja, Taip, bent taip. užsienį. Jos taip nori irgi. per pietų pertrauką susitvarkyti nagus, jos nenori savaitgalio aukot, po darbo važiuoti, vertina šeimos lietuvaitės laiką labiau. kitaip. O čia Jos- lietuvaitės sako, aš galiu ir 6 ryto atvažiuoti, galiu ir po Jo. darbo, bet iki 11 Gal dirbi. šeštadienį, ne, aš tai jau griežtai šeimai skiriu, šeštadienis, sekmadienis, ne. Taip, iš tikrųjų į kainą įsiskaičiuoja ir muzika, ir kėdės, ir žurnalai, ir kava, viskas įsiskaičiuoja. Mūsų higienos prekės visos. Tai Net muzika yra tikrai, kai pasakėt, muzika groja salone, mes už ją irgi turim sumokėti. ir 2 turi mokėti. Taip. Ir nuoma, ir Taip, savininkui. viskas tas kainuoja. Tai aš kaip netgi šiandien ryte tai pagalvojau, jeigu vat klientas taip įsivaizduotų savo atlyginimą, jį reikėtų dauginti iš 5, tai mažiausiai, tai yra jo uždarbis toks. Kiekvieno žmogaus. Nesvarbu. Nes, sakys valytojas, aš tikrai ten tiek nesunaudoju priemonių, bet stop. Kažkur tai priemonė stovi, reikia už tą patalpą taip pat mokėti, kaip Taip. ir mes už savo bet kurį kampelį taip pat mokam. kad ir tu nedirbi, mes už atostogas turim susimokėti. Taip. Ne mes gaunam, bet mes susimokam už atostogas. Produktai lentynoje stovi, už tą lentyną tu taip pat mokai. Nes už tai, kad tai yra didžiuliai pinigai, taip atrodo, kad žmonės atsako, o tai jūsų atlyginimai. Net tu už gerai ir lipduką sakai. ant durų, kad studija tokia ir tokia, mes net už tai mokam, ar ne? Už kiekvieną Už smulkmeną. pavadinimą ant durų tikrai. Aš esu dalyvavus kursuose būtent kaip pasiskaičiuoti, žodžiu, tą savikainą klientai. Ir iš tikrųjų, aš nustebau, bet mums liepia skaičiuoti neliko, tokį ne? dalyką, kaip sako, panašiai. Nieko neliko, liepia skaičiuoti tavo transportas, tu važiuoji į darbą ar ne, tavo pietų Mes dėl tų pertrauką, tu turi paskaičiuoti pietų pertrauką, nes jeigu tu dirbi ofise kažkur, tau tai apmoka, tavo pietus yra apmokami, mums nieks neapmoka to laiko. Vadinasi, jeigu aš valandą valgiau, tai aš valandą praradau galimybę dirbti su klientu, ar ne? Vadinasi, kad aš jau prarandu pinigus dėl to, kad aš pavalgiau. Ar ne? Tai tu turi Tai 2 tokius kartus dalykus prarandi, nes paskaičiuoti. ir maistas kainuoja, ir Ir laikas. maistas dar kainuoja. Tai tu turi įskaičiuoti netgi tokias smulkmenas, kaip atrodo, kad čia, kodėl klientas turi mokėti už mano pietus. Nu, taip gaunas, aišku, kai išdalini tą Tai sumą. tada kaina visai ir dienai. iškyla to kirpėjo, kuris tikrai ir, va, kaip ir sako, jis profesionalus, ten jau tikrai daug metų dirba, jo kaina didesnė, nes jis daugiau investuoja į save, į Tie geresnį patys saloną, į čempionatai, aplinką, į visą kursai. kitą. Taip. Mes irgi visą tai darom ir dėl tų pačių klientų, kad jiem galėtume. Tai vienas man toks buvo po mano konkurso sudalyvavimo, netgi pasakymas, sako, o tai kas man iš to nauda, kad tu dalyvauji? Sakau, stop. Jeigu Daug labai aš buvo niekur- klausimų, sako, tikrai ir man sako, kodėl tu dalyvauji, kam tau to reikia, o tu gausi pinigų,
Nes visi galvoja, kaip Žalgiris, mes gausim pinigų, žinai. Laimėsim, tą prizinės vietos ką gavai. Mūsų oro uoste niekas nepasitinka. Labai nors tiek Faina būtų gerai. Bent su vienu žiedeliu. ar ne? Tikrai, aš ten jau galėtų lauro lapais. Nu, ko... Taip, tai, o iš tikrųjų, tai kai klientai po to sako, jinai 20 metų taip pačiai kerpa, tai va dėl to ir kerpa, kad nedalyvauja nei konkursuose, nei seminaruose, arba kas iš to, kad dalyvauja, bet daro taip pačiai. Tai tada jie būna nusivylę, bet jeigu tu kažkur sudalyvavai, tau kilo idėja, ką pakeisti ant kliento galvos, tada jau yra gerai. Jie pajuto, tikrai žinokit, ir aš patys jau pajutau iš savų klientų, iš pradžių buvo ir tie klausimai tikrai, kol nedalyvavau, kam tau to reikia, čia ir tiek pinigų, jau geriau tu patostogausi, čia ar kažkur kitur, bet jie pajuto grįžtamąją reakciją, ne? Aš jums kažką jau naujo, net ir mūsų pokalbis pasikeitė. Taip. Tas pats klientas pasigyrė, kad mano kirpėja dalyvavo kažkur, jinai jau yra visai kitokia, ne ta, kur ten pas 20 metų kerpa ir neišeina iš kabineto, iš tos salės, ne? Bet tai yra nuolat auganti industrija. Tikrai. Tai yra nuolat judanti industrija. Ir jeigu tu nustosi tobulėti, tai kaip ir kalbam, tu viskas. Užgesi. Užgesi, tikrai užgesi. Taip, labai baisiai skamba, bet tai yra tiesa. Nu ir aš manau, nežinau, bent jau mano klientės, ypatingai užsienį, atrodo, jos kartu su manim laukia tų rezultatų ir dabar įsikėliau, kad čia filmuosim, visos rašo, Dieve, kaip fainai. Nu, smagu žinot, kad meistras, kurį tu pasirinkai, auga, tobulėja, nes tu suvoki, kad ir tau jisai kaip įdomesnį pokalbį galų gale gali pasiūlyti. Gal ir nedarysim tų elnių ant nagų, ar ne? Nu, gal ir galėsiu papasakot, kaip padaryti. Galima pažiūrėti, o ten tikrai iš plaukų viskas padaryta, jie netik, ir tikrai ir tie rūbai iš plaukų, žinai, o gal galima, žinai, ten pačiupinėti, tikrai jie nori pažiūrėti, o čia taip. Tas pačias galvas, muliažus irgi atsineštum tą lėlę vadinamą jau, jeigu paprasčiau buitiškai kalbant, tai jie nori ir vaikai, ne pačiupinėti, papinti, pažaisti, nu ta prasme, tikrai. Tai va. Tai viskas. Tada ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad pakvietėt. Ačiū, kad pakvietėt. Labai smagu su jumis bendrauti. Jeigu jums patiko mūsų pokalbis, tai uždėkite laiką. Uždėkite laiką, va šitą nykštukas į viršų arba širdutį. Labai smagu ir laukiam jūsų komentarų. Iki malonių pasimatymų.